Labas vakaras, gerieji žmonės. Štai ir pažadėtojai nuoširdžių atsakymų akcija. Prieš pradedant norėčiau padėkoti Jums už aktyvumą. Žinokite, kad kuo daugiau Jūsų mane stebi, tuo labiau mane motyvuoja būti geresniu, stengtis, siekti tikslų ir, žinoma, motyvuoti kitus. Taip pat norėčiau pasidžiaugti už klausimų įvairovę. Aš labai apsidžiaugiau, kai sužinojau, kad žmonės domisi manim ne tik dėl sporto ir ne tik dėl televizijos, bet kartu ir dėl gyvenimo būdo ir panašiai. Todėl ačiū Jums labai, bet manau, kad reikia mažiau kalbų, daugiau darbų. Pradėkime. Taigi, pirmasis klausimas, kuris rūpėjo daugiausiai Jūsų, jis rūpėjo Aistai, Beatričiai, Miglei, Martynui, Jonai, Živiliai ir Katrinai. Jūs visi klausite, kodėl aš pasitraukiau iš pasmerktų. Ir pasakysiu Jums labai paprastai, kodėl. Dėl to, kad emigravau. Dar prieš pradedant filmuoti Pasmerkti 3, aš jau žinojau, kad aš nebūsiu jame iki galo, nes planuose turėjau emigracijos planą. Emigravau į Čekiją, gyvenu dabar Pragoje jau 2 mėnesiai. Ir kol kas man čia labai patinka. Darius, Robertas ir Kestas klausė, kiek uždirbau pasmerktose. Vyrukai, žinokit, kad ir kaip aš norėčiau atsakyti šį klausimą, aš negaliu dėl to, kad pasirašiau tam tikrą sutartį, konfidencialumo sutartį, kurioje buvo punktas, kad aš negaliu tretiesiems asmenims atskleisti tokios informacijos. Tikrai labai atsiprašau, pasakysiu tik vieną dalyką, kad tai nebuvo 1000 lydų, kaip kad kažkoks šūstraipsnis rašė. Lukas klausė, ar meilė ir pinigai buvo surežisuoti. Lukai, pasakysiu tau taip, kad visos situacijos, kuriuose mes buvome, buvo... Žodžiu, visos situacijos, kuriuose mes buvome, taip, mes žinojome iš anksto, kad mes kitą dieną važiuosim ten ir darysim tą ir tą. Bet kas tenai atsitikdavo, nebuvo surežisuota visai. Aš netgi nustebau, kad prodiuseriai man davė šitiek daug laisvės improvizacijai. Ir pavyzdžiui, mano pasirinkimas Širdžių ceremonijai buvo absoliučiai mano. Ta visa filmavimo komanda, kuris stovėjo už kamerą, net nežinodavo iki pačio galo, ką aš pasiliksiu, ką aš mesiu. Tikiuosi atsakiau. Ačiū. Lukas taipogi klausė, ar aš jaučiuosi žymus. Na, aš kaip ir minėjau, šiuo metu gyvenu Pragoje, kur manęs kol kas niekas absoliučiai nežino. Ir čia yra gerokai didesnis miestas su gerokai daugiau žmonių. Ir tai leido man pasijusti tiesiog mažam kirminėliui ir ypač kai aš suvokiau, kad yra dar tokie miestai kaip New Yorkas, Los Andželas, Londonas, Maskva ir taip toliau. Multimilijoniniai miestai, supranti tada, koks tu žmogelis esi mažas. Ir kaip juokingai tada skamba žodis įžymus Lietuvoje. Todėl atsakymas į tavo klausimą, ne, aš tikrai nesijaučiu žymus, aš tiesiog galbūt jaučiuosi žymus mažam kaimelį, žmonės mane tenai atpažįsta, bet kas liečia už Lietuvos ribų, visiškas nuomonė. Marija klausė, ką aš dabar veikiu ir kur mane galima išvysti artimiausiu metu. Na, šiuo metu gyvenu Pragoje, kaip ir minėjau, dirbu su agentūra Cast.me, kurie man parūpina nemažai darbo. Daugiausiai mano darbas yra įvairaus biudžeto reklamose. Paskutinė reklama, kurioje filmavusi, buvo Pako Rabanė reklaminė kampanija. Taip pat spėjau nusifilmuoti viename čekiškame filme ir planuoju studijuoti scenaristiką režisūrą Pragoje. Taip pat ateityje galbūt laukia dar ne 100% patvirtinta didelio biudžeto tarptautinės rinkos filmas. Pavasarį paaiškės, ar tai bus iš tikrųjų, ar tai kur kas tai yra pažadai. Tiek. Mindaugas klausė, kokie mėgstamiausi sportai be salės? Boksas, vienareikšmiškai. Nes aš esu išbandęs daugybę sporto šakų, tokių kaip stalo tenisas, krepšinis, futbolas ir kiti komandiniai sportai. Bet kai aš pradėjau boksuotis, treneris pasakė vieną labai paprastą, bet labai gražią frazę, kad
tiesiog yra paprastas žodžių žaismas. Mes sakome, kad mes einame žaisti, krepšinio žaisti, futbolo ir taip toliau. Bet mes niekada nesakome, mes einame žaisti boksą, ar ne? Todėl boksas nežaidimas, boksas, mano akimis, tikras, pats sunkiausias, pats vyriškiausias sportas iš visų. Arūnas klausė, kiek laiko sportuoju, kokius papildus vartoju. Sportuoju virš 4 metų, o dėl papildų, tai atvirai pasakysiu, kad pirmus 2,5 metų nenaudoju iš vis nieko, nes manau, kad svarbiausia yra išnaudoti tą jaunąjį natūralų potencialą. O paskui pradėjau naudoti baltymus, vitaminus, mineralus, taip pat kartais išgeriu prieš treniruotinį, pagrindė viskas. Raminta manęs klausė, kada geriau sportuoti, ryte ar vakare. Čia iš tikrųjų labai daug nuomonių yra ir jeigu kalbam apie kardio, mano nuomonė, aš sportuočiau arba ryte ant tuščio skrandžio, arba iškart po treniruotės, nes tada geriausiai dega riebalai. O jeigu kalbam apie treniruotę su svoriais, tada, manau, geriausia būtų sportuoti antroje dienos pusėje, bet ne per vėlai, sakykime, 4-5 valandą, kai tu jau esi prisirinkęs pakankamai energijos į savo raumenis iš angliavandenių, tada, išsikrauti ir po to nepavalgyti angliavandenių. Evaldas klausė, kaip pasiekti rezultatų tokių kaip mano. Pirmiausia, ačiū Evaldui už užslėptą komplimentą, bet pagrindė tai dedikacija, nes viskam reikia įdirbti, bet kurią sferą įmant, tu negali tiesiog ateiti ir gauti iškart rezultatą, nuskintą vaisių. Pirmą turi sėt, augint, laistyti ir tik tada skinti rezultatus. Tai aišku, pradėčiau, jeigu pirmą kartą ateičiau į salę, žinodamas, turėdamas tiek pat žinių, kiek dabar turiu, pradėčiau nuo sunkių bazinių pratimų. Tiesiog bazė, pirmus 3 metus, o paskui jau galima pereiti prie kažkokio tai šlifavimo, kažkokių tai izoliacijos, akcentuoti kažkokius atskirus raumenukus, bet pirmiausia turi būti fundamentas, ant kurios statyti viską kitą. Daug kas manęs anksčiau vis klausdavo žinutėse, netgi viešai, ar aš ar ne aš kuruoju savo Facebooko puslapį. Tai atsakymas aš. Aš pats, aš dar nesu tiek įžymus, tiek turtingas, kad galėčiau samdyti kažkokius tik kitus asmenis, kurie už mane keltų nuotraukas ir už mane atrašinėtų žinutės. Viską darau aš pats. Jovita klausė, ar aš turiu merginą. Jovita, ne, neturiu merginos šiuo metu, nes viskas, ką matau, yra karjera. Ir skiriu visą dėmesį tam. Ir merginos nuolat reikalauja dėmesio ir panašiai. Ir kadangi aš šiuo metu negaliu skirti pilnai dėmesio merginai, tai reiškia, kad negalėsiu jos padaryti laimingus. Tai reiškia, geriau net nepradėti. Bet, aišku, yra toks momentas, kad kartais sutinki žmogų ir negali savęs kontroliuoti. Ir tada jau nebegalvoji, ar galėsiu ją padaryti laimingą, ar negalėsiu, tiesiog pačios kojos nuneša šalia jos. Bet kol nesutikau tos moters, tol esu vienišas, kai sutiksiu, tada žiūrėsime. Rūta su paskatinimu ir Artūras klausė, kas privertė keisti gyvenimą. Privertė tai dugnas, aš jau nekartą apie tai kalbėjau ir pasakysiu atvirai, man tikrai labai sunku apie tai kalbėti. Todėl, jeigu jūs neprieš, aš tiesiog atsakysiu šitą klausimą raštu dar kartelį po šituo video. Gerai? Ačiū. Ievos klausimas yra toks. Dažnai mini karą. Ar tik jie? Gal teko plačiau domėtis? Dažnai miniu, nes ko gero man šiuo metu tai tiesiog yra labai aktualu. Stebiu pasaulį. Labai norėčiau tikėti karmą, bet dėja negaliu, nes pasaulis, mano akimis, nėra labai teisingas. Arba gal tiesiog karma išsibalansavusi šiuo metu, kad vienas geras darbas lygu 30 blogų darbų, ar atvirkščiai. Žodžiu, netikiu, bet norėčiau tikėti. Tai
Tai tiek šiandienos nuoširdžių atsakymų akcijoje. Ačiū labai už dėmesį. Ir labai norėčiau susilaukti jūsų nuomonių, ką galvojate, gal turite dar daugiau klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū jums.